Sveiki, su mašina Šaisis ir šiandieną aš nusipirkau krosnį mocą. Ir tas krosnis mocas gali važiuoti apie 50. Mes už jį mokėjom, mes varėm į Lenkiją netgi. Žinot, mes varėm taip į Lenkiją, kad žinote, Lenkijoje mes ten pamatėm Varšuvą, mes prasukom pro Varšuvą, ten tie dangoraižiai nauji kaip Niujorke. Tada matėm vieną tokį seną, žiauriai įdomus tipo miestas. Ir seni pastatai ir nauji, tarsi mišinys. Bet gaila, kad Varšuva neturi senamiesčio, tačiau ne esmė. Esmė, kad mes važiavom į tokią parduotuvę, kur yra elektronika. Aš kaip minėjau, krosnį turėsiu. Tik tokia. Bet aš nusprendžiau ant YouTube kelt video. Tai žodžiu, aš nusipirkau GT 2000. Tai yra modelis, kuris lekia, kaip sakiau, apie 50, greičiau gali 60. Už šį mes mokėjom 1400 eurų. Ir dar šalmas 5 eurų kainavo. Tai iš viso iš 1900 eurų liko tik 350. Nes šalmas ir mocas. Tai žodžiu, kai mocą nusipirkom, man buvo variantai. Buvo toks engine dviratis, kuris atrodo gana gėjiškai, tai jo mes nepirkom. Tada buvo kitas, kuris ten tipo buvo brokuotas ir jo modelis yra geras, bet su juo buvo daug brokų, įvykių. Ir ten mes nusprendėm paskutinį variantą GT 2000. Aš planavau GT 73 pradžiai, nes galvoju, čia modelis labai kietas, bet sužinau, kad yra GT 2000 geresnis, naujesnis, nuvažiuoja apie 100 km, jei lėtai važiuoja. Ant teko gali 120 net, realiai, jei lėtai važiuoja. Tai žodžiu, aš jums jį parodysiu. Su juo, ir žinot, kas įdomiausia? Su juo, kai važiuoja, tas įdomiausia, kad kaip su juo važiuoja, mini pedalais. Ir pavyzdžiui, gali su juo miesto takais važiuoti, o jei talariją turėčiau, tai miesto takais negalima važiuoti, reikia keliu važiuoti, įsilaikius AM kategoriją, bet aš nusprendžiau, ne, galiu nusipirkti šitą. Čia galima ir važiuoti, kur nori nešė, ir kadangi jis turi pedalus, tai čia kaip elektrinis dviratis. Su juo galima ir mint, ir galima gazuoti, parodysiu. Va, pagaliau progą turiu. Va, pažiūrėkit. Va, paaukštinta suspension. Čia va taip ratai atrodo. Va, čia lempa. Čia baterija tokio didumo. Čia pedalai. Pažiūrim, ar atlaikys. Pažiūrėkit. Ekraną, žinot, kaip pirma. Reikia atsidaryti čia. Raktų dabar neturiu, bet atsirakini.